Gerą dieną, čia kanalas Kosmoso žvaigždės. Aš esu Jurgita Baltuškaitė. Kaip gera man pakalbinti kiekvieną kartą vis naują svečią arba viešinį. Šiandien turiu nuostabų pašnekovą Virginijų. Labas, Virginijau. Labas rytas, Jurgita. Tai šiandien aš labai būsiu be galo laiminga pažindama, nes man kiekvienas kalbintas pašnekovas arba pašnekovė duoda ir man gyvenime apmąstymų ir gilių išjautimų. Tai šiandien Virginija, žinau, papasakos apie save, apie savo gyvenimo kelią, kaip jam gyvenimas klosto ar ne, kuo jis džiaugiasi ir kaip pasitarnauja žmonėms, nes mano pašnekovai kažkokiais būdais, kažkokiais įrankiais gali padėti kitiems žmonėms. Tai Virginijau, papasakok savo gyvenimo istoriją. Gerai, tai gyvenimo istorija turbūt mes kiekvienas turim vienaip ar kitaip. Ir iš tikrųjų, nežinau, ar jinai yra labai skirtinė, bet pradėsiu nuo to, kad kaip atsirado mūsų apskritai veikla, kuri teikia pagalbą ir konsultuoja vyrus ir jų šeimos narius. Dėl ko kilo šita mintis įkurti tokį krizių centrą, kadangi prieš, dabar galvoju, 16 metų pats išgyvenau skyrybas ir tuo momentu pripažinsiu, gal tada dar labai nepripažinau, bet dabar vis kuo toliau pripažįstu, kad tuo metu man buvo reikalinga labai didelė pagalba kaip vyrui, tik tai mes vyrai turbūt nenorim pripažinti tų dalykų, kad vienokius ar kitokius sunkumus išgyvenam mane. Ir pas mane skyrybos vyko labai sunkios, kadangi buvo dalymasis ir dėl vaikų, kadangi aš turiu 2 dukras. Ir vyko taip, kad teismai vyko apie 13 mėnesių ir aš buvau tas iš tėčių, galbūt iš vyrų, kuris nenorėjau taip paleisti lengva ranka ir atiduoti taip, kaip buvo anksčiau priimtina, kad po skyrybų visada vaikai bet kokiu atveju likdavo su mama. Tai reiškia, nebuvo kitų alternatyvų kažkokių tai, kadangi įsiskyrė, viskas taip buvo priimtina. Ir aš buvau vienas iš tų, kuris sakau, ne, aš irgi noriu prisidėti, noriu auginti vaikus. Tai dėl to mūsų teismai vyko labai ilgą laiką, teko man labai kovoti ir įrodinėti daug ne tik teismam, bet ir institucijom, kas aš čia tokis vienas, kodėl aš čia noriu auginti tuos vaikus. Iš tikrųjų buvo labai sunkus kelias ir ilgas, tiek emociškai sunkus, tiek psichologiškai. Ir aš tuo metu buvau grįžęs iš užsienio ir dar tuo metu nebedirbau. Tai buvau kaip įrašytas į užimtumo tarnybą ir mane viena specialistė užimtumo tarnybos nukreipė į moterų krizių centrą. Sako, jūs Virginijau eikit į ten, dėl to, kad ten vyks mokymai mamoms, kurios vienos augina vaikus. Man buvo kartu ir keista, kad sakau, kodėl man ten eit, nes ten ne vyrų centras ir ten mokymai bus mamoms auginančioms. Bet sako, jūs tėti, sako, gal jūs irgi ten įtrauks į tą, kaip sakyti, į tą grupę ir priims. Aš kažkaip paklausiau, nuvėjau ir atsidūriau moterų krizių centre tikrai tą momentę, kur man buvo labai sunku. Ir galvojau, ar mane čia priims, kaip mane priims, ne, kaip į mane žiūrės čia. Bet mane labai maloniai priėmė ten tos darbuotojos vadovė su pavaduotoja, įtraukė mane į tą sąrašą ir jos labai džiaugiasi, kad aš vienintelis tėtis, kuris atsidūriau tuose mokymuose. Tai buvo kartu ir įdomu ir lektoriam, tiem mokytojam, kurie vedė tuos mokymus, kaip čia yra, kad čia tas vyras, tėtis vienas su vaikais. Ir nežinau, ar ten mano kažkokia tai iniciatyva, bet jos buvo išleidę ten iš Kauno turbūt kažkokio vaiko raidos centro, ar iš kažko ten mokymus tuos vedė tie lektoriai. Ir ten buvo tokia, žinot, metodinė medžiaga visada mamoms auginančioms vaikus. Ir sakau, čia man nelabai tinka, nes ten ir paveiksliukai visokie buvo, ir tai viskas buvo skirta tik moterims. Ir nežinau, kiek jos manęs ten paklausė, bet po kokio pusę metų atsirado knygutės, pakeistų pavadinimu,
tėvams auginantiems vieniems vaikus. Tai buvo taip įdomu, šią kažkur esu įsisaugojęs, gaila, kad po ranka dabar nepasidėjau. Tai ten yra labai įdomios tokios animacinės iliustracijos, kad tėtis, reiškia, laiko vieną vaiką rankų, kitą vežimukį supą, o žmona, reiškia, moteris, užsidėjus meškeris, išeina žvejoti. Nu, reiškia, priešingai taip gavosi. Jo, įdomi ta knygutė tokia ten. Na, ir aš ten, suprantat, labai, kaip sakyt, ilgą laiką lankiausi tam krizių centre, vaikščiau, buvau ten visokių vairių mokymų, buvo seminarų, ten psichologinės motyvacijos, nu man tuo metu tikrai labai reikėjo irgi tokio palaikymo, pastiprinimo. Nežinot, aš pripažinsiu, kad vis dėlto moterim, mamom yra kur kas lengviau, kai jos lieka su vaikais. Vyrams tai yra daug sudėtingiau, nes taip iš prigimties yra, kad jie daugiau rūpinasi šeima, nuo seno buvo, kad jo jie medžioti, tada parneša maistą, o moterys būdavo tokios kaip namuose. Ir su tais sunkumais, kur susiduria moterys, tai vyram yra katastrofa. Nu, pirmi kartai tie būna katastrofiniai, nes jie daug dalykų neišmano, žinot. Man tuo metu irgi buvo sunku ir aišku, padėjo mano tėvai kažkiek tai, bet stengiuosi viską pats daryti. Ir tuo metu mano dukrom buvo tikrai, jos mažo amžiaus buvo, nes 6 metų ir 8 metų buvo dukros. Tai, žinot, man kaip vyrui, kaip tėčiui reikėjo keistis apskritai iš pagrindų, čia, kaip sakyt, naujai atgimti, naujai visko išmokti. Ir žinot, kada gyvenom šeimoje, tai vis tiek būdavo, tu ten rūpinėsi, eini į darbą, uždirbi pinigus, moki mokesčius, aprūpini maistu. Moteris atlieka tas funkcijas prieš tai, kur minėjau visas, ne, su vaikais susiję, ten valgymas, prausimas, kasūpinimasis. Ir čia dabar greitai taip paukš nutiko, kad reikėjo man viską pradėti daryti. Tai, kaip sakau, reikėjo visko naujo išmokti, naujai atgimti. Aišku, dabar kai pagalvoju, tai man labai buvo, dabar galvoju, labai daug gerų dalykų gavau, nes aš kaip asmenybė keičiausi. Ne? Aišku, kartu ir aš patyriau didelį emocinį ir psichologinį sunkumą, labai stipriai buvo sunku psichologiškai, bet kartu aš kaip asmenybė iš pagrindų po truputį keičiausi ir mano apskritai visi ten nuostatos, mąstymas, jisai, nu, ir kardinaliai, iš pagrindų viskas keitėsi. Na ir taip, kaip sakyt, augindamas dukras, visko išmokdamas iš naujo, lankydamas daug įvairių visokių kursų, seminarų, mokymų, kas susijęs su psichologija, su vaikų auginimu, su auklėjimu, su ten vyro, tėčio vaidmeniu kažkokiu. Ir aš dalyvaudamas tuose mokymuose, lankydamasis moterų krizių centre, daug laiko labai ten, po to aš ir savanoriauti jau pradėjau, po to ir vesdavau jau pats ir kažkokius tai kaip ir paskaitas seminarus ten apie ten kažkokius konfliktus valdymus, bendravimą, vesdavau moterim, nes jų dauguma ten ateidavo. Ir kažkaip vieną kartą mano kolegos iš Kauno ir Vilniaus buvo atvažiavę į Alytų ir darė tokią savivaldybę apklausą, kad galbūt reikalinga jūsų savivaldybė vyrų krizių centras, nes vis dėlto moterų krizių centrai jau buvo įsiplėtoję per visą Lietuvą, o vyrų krizių centrų buvo tik tai keli, gal Kaune ir Vilniuje, galbūt 2 kažkokie ir 3 centrai per visą Lietuvą. Ir kažkaip mane pakalbino, reiškiasi, tie atstovai ir kartu žurnalistai. Priėjo prie moterų krizių centro vadovė, sako, kas čia dabar per susitikimas. Nu, sako, galvojam, gal atsiras ir alternatyva vyram pagalbos, kad būtų koks centras. Tai sako, ar yra tas žmogus, kuris galėtų tą daryti. Tai sako, Virginijus tą darys. Aš buvau visiškai nepasiruošęs, nieko nežinojau, nei ką. Pirmas tokis susitikimas su žurnalistais, tai sako, ką jūs čia veiksit, ką darysit, ką čia kursit. Sakau, kursim krizių centrą vyrams. O tai ką veiksit? Sakau, padėsim vyram, kurie irgi susiduria su sunkumais, išgyvena skyrybas ir gal turbūt juos konsultuosim. Bet tokios minties aiškios aš nežinau, nuo ko pradėti ir kaip ką. Ir lankydamasis tikrai daug metų, ten kokie 4 metus tam centre, vieną kartą įvyko toks turbūt man kardinalus pokytis, kuris ir privedė prie to, tai kur aš dabar esu. Tai atėjo į tą centrą moteris, nes dažnai ten kreipdavosi moterys, kurios išgyvena skyrybas ir kurios patiria smurtą, ne, arba jų sutuoktinis vartojantis yra. Ir vieną kartą atėjo tokia moteris ir ten vyko irgi kažkokie užsiėmimai ir aš atėjau į tuos užsiėmimus ir ta moteris pamatė mane ir įsigando.
Ir aš labai pasimečiau, galvoju, kas čia nutiko. Nuvėjau pas tą direktorę, sakau, kas čia nutiko, dėl ko. Sako, jinai patyrus buvo smurtą ir, suprantat, jinai atėjo į tą vietą, kur rastų paguodą, ne, pastiprinimą, o čia atsirado irgi kažkoks vyras. Ir jai buvo tokis turbūt nesaugumo jausmas įsijungęs. Ir aš sakau, tai direktoriai, žinokit, aš pasijaučiau labai negerai ir manau, kad čia man jau ne vieta lankytis, nes vis dėlto, jos turi irgi jausti saugiai. Ir va tuo metu man įvyko irgi toks lūžis, kad sakau, reikia galvoti apie tą vietą, kad galėtų ir vyrai eiti, atskirai, aš čia, jau į moterų krizių centrą. Ir aš po truputį pradėjau domėtis, kaip čia reikėtų padaryti, ką aš veiksiu. Aišku, lankydamas ir toliau visokius įvairius seminarus, mokymus. Tuo metu, kai su manim augo dukros, aš labai į psichologiją buvau pasinėręs ir net juokdavosi bibliotekininkės, nes aš ateidavau, pasimdavau 5 knygas, nes į mėnesį tik duodavo kažkokias psichologinės perskaitų, nunešu kitas pasimu ir jas, kai skaityti valgiau, tas kramčiau knygas psichologinės. Tai aš nežinau, ten per kelis metus kokias 160 knygų perskaičiau, tai jos juokdavosi, nes aš ateidavau, atsistoju prie to skyrių psichologinio ir nėra ką imti, nes jų beveik visas knygas perskaitęs. Tai sako, kaip faina, Virginijau, kad jūs ir... Tai man labai buvo tokis, sakau, kartu ir tuo momentu, kada man buvo sunku, man tas padėjo išgyventi, man padėjo tos knygos, man padėjo seminarai, paskaitos, man padėjo kitos lyties atstovės, tai turėjau omeny, kad į krizių centrą, kai vaikščiodavau, ten tos vadovės ar kitos moterys, man pačiam buvo, kaip sakyti, tokias irgi pastiprinimas, iš jų pusės moteriškos, nes, žinot, paprastai po skyrybų tiek ir moterys būna nusistačiusios prieš vyrus, tiek vyrai nusistatė prieš moteris, kad jos tokios arba jie tokie visi. Bet man tuo metu buvo tokias, kaip ir sakau, ir pastiprinimas ir paguoda, ir mane labai palaikė jos. Ir, žinot, tikrai man kaip vyrui būdavo sunku dėl to, kad neturiu kur palikti, tai tas dukras vesdavausi ten į tuos seminarus, žinot, ir ten būdavo ir auklytė, jas kartu ir prižiūrėdavo, bet man tas buvo kaip kartu ir iššūkis, bet kartu buvo ir tokias atrama, visame kame ta atrama buvo. Tai va, bet gal dar sugrįžtant prie to, kodėl taip nutiko, tai dėl ko tos dukros liko su manimi ir dėl ko aš kovojau, tai tas skyrybas gal aš nepaminėjau, kad jos praėjo kaip ir labai greitai, kadangi tuo metu aš buvau užsienyje išvykęs, nedalyvau vienam posėdį, antram tiesiog tos skyrybos įvyko, nutraukė ir viskas santuoka. Bet aš, būdamas užsienyje, pasikonsultavau su teisininku ir sakau, ar čia yra galimybė tokia, kad tiesiog vyras galėtų irgi kažkaip prisidėti, žinot. Prie to, ar vyras iš vis yra tokia praktika teismų, kad gali auginti vaikus, nes iki tol, sakau, kaip ir nebuvo. Ir jisai sako, taip galima, nes nuo 2004 metų, kada įstojome Europos Sąjungą mes, atsirado tokia įstatymo pataisa, kad pasikeitus vaikų gyvenamai vietai, vienas iš tėvų gali kreiptis pakartotinai į teismą. Atsirado tokia spraga ir kadangi mano buvusi žmona irgi tuo metu išvyko į užsienį, kaip sakyti, uždirbti geresnių pinigų ir mano dukros liko kažkurį tai laiką su mama mano. Tai aš, kai grįžau už užsienio ir kreipiausi į teismą, tai vat ir vyko tas labai ilgas procesas, 13 mėnesių teismai, kad aš turėjau sugebėti įrodyti, kas aš čia per vienas vyras, kodėl aš noriu čia taus auginti dukras ir aš turėjau kaip ir įrodyti, kad aš kabutėse pasakysiu, kad adekvatus vyras, nevartojantis ten kažkokiais, nes, sakau, visada buvo priimta, kad tiesiog skyrybos įvyko, vaikai lieka su moterim ir čia jokių alternatyvų nėra. Tai tikrai man reikėjo daug įrodyti, bet įvykus tiems visam praėjus laikotarpiui 13 mėnesių, vis dėlto teismai, 3 teismai buvo, apylinkės gal teisme 5 posėdžiai, tada apygardos ir aukščiausiam. Ir visi nutarė, kad dukros lieka su manimi. Tai reiškia, žinot, vadinasi, buvo taip įdomiai, kad, sakau, 2009 metais tai čia buvo kažkas tokio, nes niekada nebuvo susidūrę nei vienas advokatas, nei teismai, teisėjai, kad vyras kreipėsi dėl to, kad su juo nustatytų vaikus. Nes jau prieš tai, kur minėjau, kad kai skyrybos įvyko, tai jos buvo jau nustatyti vaikai dukros su mano buvusia žmona, priteisti man neišlaikymas elementai ir taip ir liko, ir viskas. Tai man reikėjo įrodyti ir tą visą bylą pirstą aukštyn kojom.
Aišku, pavyko dėl to turbūt, kad mano buvusi žmona buvo irgi užsienio šalyje, ne? Jinai nebuvo Lietuvoje, buvo vadovautasi tuo, kad mano dukros čia lanko vieną darželį, kitą mokyklą, kad jos čia šeima yra, giminė, draugai, klasiokai, o ten užsienio valstybėje nieko nėra iš artimųjų, tai dėl to teismai priėmė tokį sprendimą, kad su manim paliko. Tai supranta, tokis ilgas kelias buvo kovojimo tokio, aš atsimenu, eidavau ir pas Seimo narius, čia registruodavausi, pas teisingumo ministrą net buvau registravęs, kad, kaip čia man padėti, nes, žinot, visi susidūrė, nežinau, kaip daryti ir ar tikrai čia bus teisinga. Tai va, tai tokis kovotojo kelias mano buvo dėl dukrų kovotojo kelias ir įrodžiau, kad aš esu adekvatus vyras ir galiu prisimti šitą atsakomybę didelę. Tai įveikdamas tą visą savo sunkumą gyvenimo, man ta idėja ir atėjo, kad reikėtų vyram tokį centrą įkurti, kad aš galėčiau dalyti savo praktiką asmeninę. Ir ne tai, kad konsultuoti, kad jūs čia skirkitės, ne, bet konsultuoti apskritai vyrus, kurie susiduria, pavyzdžiui, santykiuose su sunkumais, ne, nes aš pamačiau, kad vis dėlto žmonės nesikalba, reikia kažką daryti, eiti pas porų konsultantą, psichologą ar šiaip kažkokį konsultantą pasikalbėti ir ieškoti sprendimo būdų. Tai mano buvo viena iš minčių, kad konsultuoti vyrus, kurie susiduria tik su skyrybom. Kad tą laikotarpį, kada jie išgyvena sunku, kaip ir aš minėjau pats, emocinį, psichologinį, ir kad jie galėtų ateiti į tą vietą čia, pasikalbėti, patvirauti, nes vis dėlto vyrai nėra linkę kalbėtis ir pasakot, žinot, kad aš čia išgyvenu kažką, man sunku, nes tu kaip ir visuomenė būsi nevyriškas tokis. Tai mano viena mintis šita buvo ir aš kai pradėjau, įsikūriau tą centrą 2016 metais, pradėjau konsultuoti vyrus, pradėjo, aišku, labai įdomiai buvo, kad pradžia buvo tokia sudėtinga ir sunki, kad reiškiasi vyrai nenorėjo viešintis, tai jie rašydavo man žinutes, rašydavo e-mailus, bet nenorėdavo savęs tapatinti ir kad apskritai aš jūs pamatyčiau, kad jie čia kažko tai susiduria su sunkumais ir pergyvena. Tai pradžia buvo tokia, kad sunkoka, vangi, apie 2 metus kažkur ir daugiau nuotolių buvo, bet buvo ir tokių gyvų konsultacijų. Ir aš pamačiau, kad dirbdamas per tuos 2 metus, kad iš tikrųjų skyrybas labai įtakoja ir priklausomybės. Tai reiškia vartojimas sutuoktinio. Dažnai moterys dėl to ir kreipiasi į advokatus, į teisininkus, kad jau nebeišgali gyventi tokio, žinot, gyvenimo sunkaus, nes sutuoktinis vartoja, pastoviai vyksta konfliktai. Aš tada pradėjau domėtis su tom priklausomybėm, kad irgi turėjo daugiau žinių apie tai. Pasibaigiau vienus mokymus konsultanto priklausomybių, kitus ir aš savo savivaldybėje pradėjau konsultuoti jau ir su priklausomybėm turinčius žmonės. Ir aišku, ta pradžia irgi, kaip ir minėjau, buvo tokia vangoka ir dažnai kreipdavosi, tik tai daugiausia buvo kreipėsi, kad vyrai kreipėsi, nes vis dėlto arba jie buvo nukreipti kažkino, arba patys atėjo. Bet aišku, buvo ir iš tų, kad moterys kreipdavosi ir buvo nukreiptos. Ir man labai įdomus tokis dalykas parodė, kad, reiškia, su priklausomybėm ne tik vyrai susiduria, ne tik jie visi yra vartojantys ir gerintys, ne? Ir aš pradėdamas konsultuoti su priklausomybėm, po truputį toliau savo kvalifikacijas kėliau ir priėjau prie to, kad vis dėlto ir santykiuose, ne, esant labai įtakoja priklausomybės, įtakoja, kad įvyksta ir smurtas. Tai reiškia, nes dažnai vyrai kaip emociją savo išreiškia. Reiškia, jie arba per agresiją, per pyktį, arba per smurtą. Moterys, kadangi yra emocionalesnės, jos gali įsikalbėti su draugė, gali įsiverkti su ten kaimynė, ar ten, nežinau, mama dar kažkuo bendradarbė. Ir kaip ir tų biškį emocijų susikaupusių, žinot, kaip sakyt, išeina iš tavęs, prasiventiliuoji tu, nes tu gali įsikalbėti, įsiverti. Vyrai to nesugeba ir dažnai jie savo emocijas kaupdami savy pradeda vartoti, o tada pavartoja automatiškai priklausomybės vartojimus kažkokių medžiagų įtakoja ir tą pyktį, agresiją ir net nuveina į smurtą. Tai čia, žinot, labai visi dalykai susiję kartu.
Bet man tai parodė, kad mes mokinti, taip turbūt auklėti buvom vyrai, kad niekam nesiskūs, su nieko nekalbėti, nes tu esi ne vyras, ane, tu turi būti vyriškas, atstovėti, ane, jeigu tau sunku, tu turi nutylėti, ane, ir tu tiesiog nesiskūs. Ir tas stereotipas turbūt liko labai nuo senų laikų, ane, čia turbūt tie žmonės, kurie dar gimė tokie mano amžiaus, arba šiek tiek vyresni, arba kažkiek jaunesni, tie, kurie gimė iki 90 metų. Nes tikrai tas stereotipas tokis buvo atneštas, ane, iš ten. Ir iš tikrųjų, dirbdamas su žmonėm, konsultuodamas, mačiau, kad vis daugiau yra tų klientų vyrų. Aišku, kreipdavosi jų ir antros pusės, ir mamos, ir seserys, ir dukros. Ir pamačiau, kad čia reikalingas tokias, kaip sakyt, tokia skylė vadinama, kad su vyrais mažai kas dirba ir nėra tos vietos, kurie galėtų tiesiog ateiti net ne individualią konsultaciją kalbėtis, bet tiesiog ir kad vieni su kitais galėtų dalintis. Ir man po truputį vis kilo idėja, kad reikėtų įkurti ir vyrų savipagalbos grupę, kad galėtų jie irgi rinktis, nes, pavyzdžiui, ten moterims, žinotų, motinoms vienoms su vaikais, paaugliams, tų savipagalbos grupių vis daugėjo, jų buvo. Vyram kažko tokių vietų nebuvo. Ir aš tuo metu, kada įsikūriau 2016 metais, tai mes buvom Lietuvoje, Kaune buvo 2 vyrų krizių centrai, Vilniuje, Marijampolėje ir Utenoje. Aš buvau lyg tai 5. krizių centras, tai įsivaizduokit per visą Lietuvą 5. vyrų krizių centras, kuris teikdavo tik pagalbą vyrams, kurie užsimdavo su tuo. O to lygiai, pavyzdžiui, kitos lyties atstovė moterim, tai kiekvienoje savivaldybėje buvo vadinami moterų krizių centrai, kur teikdavo jiems pagalbą ten nukentėjusioms nuo smurto, ar kurios išgyvena skyrybas, bet tiesiog tų centrų buvo labai daug ir tos pagalbos buvo labai daug. Tai man tai pradžia buvo irgi tokia sunkoka, vangoka, bet aš po truputį įsivažiuodamas pastebėjau, kad poreikis vis didėja. Poreikis vis didėja ir vis daugiau vyrų pradeda kreiptis, kurie išgyvena santykių krizę, kurie, kaip sakyt, skyrybas išgyvena, kurie yra vartojantys. Ir aišku, iš tikrųjų statistika irgi rodo tokius negailestingus skaičius paėmus. Ir dėl to, kad pavyzdžiui ir apie savižudybės kalbant, tai ir pasaulio sveikatos organizacija, ir Europos, tiek Lietuvos rodo baisius skaičius, kad iš 10 nusižudžiusių žmonių yra 8 vyrai. Įsivaizduoja, tai reiškia, prilygsta vienai moteriai ir paaugliui, o 8 vyrai, kurie prie save ranką pakelia. Tai aš vis keldavau klausimą, tai dėl ko tai įvyksta ir dėl ko jie tai daro. Gi nėra taip, kad, žinot, žmogus nusprendė šiandien ir viskas, nebegyvens. Reiškia, jis kažkokį sunkumą išgyvena ir kurio jisai nepakelia emociškai, psichologiškai. Jisai prie save ranką kelia. Ir man buvo ta vieta, kad vis dėlto reikia su vyrais padirbėti daugiau. Ir po truputį gimė ta idėja, kad kažkaip įkurti tą savipagalbos grupę vyrams. Aišku, aš tai ten taip šiek tiek retkarčiais viešai sakydavau tą, bet vis drąsos pritrūkdavo, kad tą daryti. Virginija, gal galit pasakyti, man labai šitą palėtė temą, o kas lemia iš vyrų pusės žiūrint, ar ne, tas situacijas, ką jie gal įvardint galit šiek tiek pavyzdžių, ar ne, nes galbūt ir bus klausytojų, ar ne, netgi ir vyrų, kurie galvos, ir pas mane tas gyvenime vyksta, ar ne, kokios galbūt pagrindinės priežastys tų visų sunkių situacijų, vyro akimi žiūrint, ar ne, jūsų patirtimi visa, arba kiek žmonių pro jūs praėjo, tai tikrai jau ten, net nežinau, gal 1000 keli, tų istorijų, gal kažkokių net įsimintiną istoriją turit, kur, tikrai rodo, kad, tarsime, kaip ir moteris išgyvena, taip pat taip ir vyras išgyvena sunkią situaciją. Kaip ir paminėjai, moteris galbūt kenčia nuo vyro alkoholizmo, ar ne? Ir tas alkoholis atveda vieną dieną prie smurto, fizinio. Iki to, aišku, galbūt būna psichinis. O kaip iš vyrų pusės žiūrint, kas vyksta, į moters tą daržą, kaip aš sakau, irgi pažiūrėkim, kas priveda vyrą iki to, kokios galbūt aplinkybės, situacijos. Tai, žinot, aišku, kiekviena istorija yra skirtinga, bet turbūt priveda prie to, kad
dėl ko jie užsidarinėja ir nenori kalbėti apie tai, kad, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, vyras, kuris turi darbą, jisai jame dirba, grįžta iš darbo ir žinot, nedažnai, bet dauguma vyram namai tai yra ta vieta, kur jisai grįžta ir nori pailsėti. Jis nenori, kad kažko, žinot, dar daryti. Ir nesakau, kad čia visos moterys, bet yra dalis tų ir moterų, kurio, žinot, pareina vyras ir viskas. Aik, va čia tas tą padaryti, turi tą padaryti. Ir kartais vyrui reikia gal pusę valandos tiesiog pabūt vienam, nieko neveikti, nes jis nori pailsėti. Ir jeigu jis įgauna tokį, nesakau, kad psichologinį smurtą, bet jisai gauna tokį spaudimą vadinamą, žodinį spaudimą, nes vis tiek vyrai mažiau linkę kalbėti negu moterys, Tai tas kalbėjimas, kaip kiti vyrai sako, čia kabutės, sakysiu, lesa smegenys, pareinu namo po darbo ir man lesa smegenys. Sakau, kas tas lesa smegenys? Tai sako, pareinu, noriu biškį pailsėti, nors pusę valandos, tai važiuojam ten, tas. Sako, aš negaliu tokios spaudimo iškentėti ir gaunasi taip, kad dažnai vyrai tada ir pradeda vartoti nuo tokių dalykų, nuo tokių smulkių dalykų, bet aišku, nesakau, kad visi būna tie, kurie jau turėjo tą problemą, gal ir iš anksčiau, bet dažnai įtakoja tas dalykas, kad jie patiria didesnį tą tokį emocinį spaudimą, emocinį gal smurtą, sakyčiau, tokį, ne psichologinį, bet emocinį. Ir tie dalykai tada priveda prie to vartojimo ir žmogus, kaip ir minėjau, vyras vartojantis, jam automatiškai jau tada žinotis yra regresyvesnis. Ir jeigu moteris ir toliau, kaip jie sako, lesa smegenis, tai tada kiek čia reikia to, kad įvyktų smurtas, ne? Aš atsimenu tokį atvejį, papasakosiu, kaip Jurgita užsiminė apie gal kokį konkretų atvejį, tai čia tiesiog bus aiškiai suprasta, kas vyksta namuose. Paskambina vieną kartą moteris ir sako, labą dieną, ieškau pagalbos dėl savo vyro, nes vienu žodžiu jisai geria. Gerai, sakau, ar jisai, sakau, pats nori tos pagalbos, ar čia tik jūs norit? Nes aš dabar dažnai artimiesiems užduodu šitą klausimą. Jūs norit, kad jisai negertų, ar jisai nori pats negertų? Aš noriu. Tai sakau, jeigu jūs norit, tai jūs ir ateinate į konsultaciją ir mes pasikalbėsim. Bet jeigu nori ir vyras kažkiek, tada tegul ateina ir jisai, arba vienas, arba su jums kartu. Tai jisai nori, jis sako ateis. Gerai, sakau, užsirašome tai konsultacijai ir ateina, sako, aš su juo kartu ateisiu. Gerai, ateina jie kartu, aš jau ateidinėjau irgi ten gal kelias minutės vėlavau, jau iš tolo matau, kad stovi pora, aš supratau, kad jau mano klientai. Tas vyras stovi ir jau cigaretę po cigaretės rūko, matau, kad jis jau nervuojasi, žinot, kažkur žmona privertė ateiti. Matyti, jisai labai nenorėjo dar. Aš jį pamatęs tą vyrą, žinot, toks grėsmingas vyras, už mane daug aukštesnis, stambus, tokį, žinot, plikas, grandinėlė auksinė kabo, kaip mano pirštą, žinot, galvoju, va čia tai nežinau, kaip čia bus, jau man tokie, žinot, atsirado. Bet nieko, sakau, gerai, užeikit čia, prisėda. Ir spėkit, kokia konsultacija vyko. Valandą laiko aš klausiau žmonos. Aš vyro nelabai girdėjau. Jisai, aš kažko žmona. Ir vis kalbėdama, jinai atsisuka į vyrą ir jam vis, tai ko, taip kuloko ranka, bet jam vis impetį, tai į ranką, tai ko tu tyli, kalbėk. Šnekėk, ko dabar tyli, ko čia prarėjai šitus savo žodžius, sako, neturi ką pasakyti, ir jinai nuolat jį baksnodavo. Ir aš suprantat, matai šitą vaizdą ir tu galvoji, jeigu tu kabinete taip elgiesi, o tai kaip namuose tada kažinį yra? Man toks klausimas vidinis buvo, bet aš jiem neįsakiau garsiai. Ir mes ten pakalbėjom, aš ten su juo atlikau tokį pirminį įvertinimą, visada atlieku, dėl priklausomybių, kurie kreipiasi. Aš sakau, žiūrėkit, situacija yra tokia, sakau, kadangi vis dėlto visi rodo, kad yra jau net nerizikingas, bet žalingas vartojimas, nes ten tokios 4 pakopos yra, kurias nediagnozuoju, bet tiesiog pasakai žmogui, kad jisai kokioj pakopai, kokioj stadijoje yra su savo vartojimu. Ir jisai sako, tai jo, jis kaip ir pripažįsta iš dalies, žinot, kad taip, išgerinėjau, bet sakau, žiūrėkit. Aš niekada neverčiu žmonėm, bet aš rekomenduoju jums konsultacijas tęsti dėl vartojimo. Bet sakau, aš norėčiau, kad jūs kitą kartą
pats ateitumėt, nepalydėtas žmonos, bet vienas, kad ateitumėt. Jis sako, gerai, ateisiu, sutinku. Aš tada atsisuku į žmoną jo ir sakau, aš tikiuosi, kad vyras ras kelią ir ateis vienas, nes labai esu dėkingas jums, kad jūs palydėjot, bet sakau, vis tiek konsultacijos yra individualios, tai geriau būtų, kad jisai pats lankytųsi vienas. Ir jisai, kai pradėjo lankytis vienas, suprantat, jisai, kai pradėjo atvirauti ir bet taip nuoširdžiai, kur jisai pirmojo konsultacijų pratylėjo ir buvo prabaksnojimas žmonos. Jisai nuoširdžiai viską kalbėjo, viską jisai pasakojo, kaip vyksta namuose, ką jisai patiria, dėl ko jis pradėjo vartoti, nes suprantat, mano užduotis yra, čia turbūt aišku daugiau gal psichologų, bet aš tą pats darau, kad aš ieškau priežasties, nuo kada tas žmogus pradėjo vartoti, ne? Kas tai įtakojo jo gyvenime, kad jis tą pradėjo daryti. Nes mano praktika parodė, kad vis dėlto nėra taip, kad žmogus šiandien sėdi ir, žinot, balandžio 5 pradėsiu, dabar jau pilt kokias 3 dienas. Nu taip nėra. Ir jisai pradėjo pasakot ir iš to vyro, kur jisai tokia, žinot, aukštas stambus, pasirodė ir jautrumas, pasirodė ir ašaros, ir tikrai praverkė ne vieną konsultaciją ir galvoju, vat kaip, žinot, tu matai žmogaus vaizdą vienokį ir atrodo, kad jis labai kietas yra, bet viduje jis yra taip pat žmogus, turintis jausmus, emocijas ir išgyvenimus. Ir jisai sako, žinot, Virginijau, aš nesu taip, kad aš vartočiau labai ten daug, nes jisai dirba vairuotojų, atsakingas jo darbas, bet sako, būna, kad pavyzdžiui, kad man tą kitą dieną nebus reiso, aš tada sako, būna, parsimišu ten, kai vasarą alaus mėgstu atsigerti, 1 buteliuką, 2, ten sako, nereikia kartais, kaip sakyt, važiuoti 2 dienas, tai sako, tada į penktadienis, tai sako, gal kažko ir stipresnio, bet sako, labai daug atvejų yra buvę taip, kad tu parini po darbo, nusikalęs kaip šuva, ir tu per duris tik tai neini, ir žmona sako, vėl tu girtas alkoholikė, vėl parsinešė iš napso. Ir sako, mane toks nervas paima, kad aš tai žinau, kad aš blaivas esu. Tai sako, aš tada, nu ką, vis tiek sako, esu alkoholikas, apsiaunu batais, apsirengiu ir einu į parduotuvę ir parsinešu. Nu, tai sako, ir tada demonstratyviai geriu, nes aš gi alkoholikas. Ir jisai suprantat, jisai žmona minėjo, kad jisai to fizinio smurto tai nenaudoja, jisai net psichologinio gal nelabai, nes jisai, į savį užsidarydavo. Jis pareina, žmona ten burbuliuoja, ten visai įvadina epitetais, jisai sėdi ir vienas vartoja. Ir sako, bet jisai kažkur tai net su draugais apie tai nekalbėdavo, neįsipasakodavo, jis neidavo pas draugus gerti ir pas jį draugai neidavo. Sako, aš namuose vienas parsinešu ir išgeriu. Ir aš iš dalies ir suprantu, kad, žinot, jisai gauna tokį emocinį spaudimą, tokį, kad, nežinau, emocinį terorą, kad pastoviai, sako, visokiais epitetais išvadina ir jisai nenaudodamas jokio fizinio smurto, bet jisai, kaip sakyt, įninksta į tą vartojimą, į priklausomybės. Ir jisai kuo toliau, žinot, jisai tampa taip pažeidžiamesnis. Jau jisai tada, žinot, ant tiek žmogus matyt prisigeręs būna tų emocijų ir to viso spaudimo, kad jam reikia tik tai mažo kažkokio dalyko žmonos pasakymo ir jau jį iš karto sunervina, jisai suirsta, nes vis dėlto vis tiek priklausomybė veikia, žinot, alkoholis, narkotinės medžiagos, emocinį lauką labai veikia. Žmogus tampa kuo toliau, tuo labiau jautresnis, emocionalesnis ir impulsyvesnis. Nes, jau, kaip sakyti, tas laukas pažeidžiamas yra. Tai va, ir situacija man parodė, kad vis dėlto ir vyrai išgyvena tuos sunkumus, ir su jais susiduria, bet jie tuos sunkumus visada per vartojimą nuveina. Ne per sprendimą, kad ieškot pagalbos, eit su kažkuo pasikalbėti ar su draugais, bet jie per tą vartojimą, aišku, kiti su draugais daro, bet kiti vieni tą daro. Ir jisai suprantat, vat ką man ir dabar sako, ir šiai dienai, ir nebūtinai vyrai, aišku, ir moteris ta dalis yra. Bet sako, Virginijau, sako, išgeri. Sako, man taip atleidžia, man taip, žinot, ramiau yra. Ir jie sako, ir tas vyras sako, aš kai žinokit, išgeriu, jau sako, kad iš žmona burbuliuoja, aš nelabai girdžiu. Suprantat, jisai turi tą saugumo tokį lauką pasidaręs. Tai va, tai vienas iš tų dalykų yra, čia labai svarbu tuose santykiuose, aišku, kaip tai ir antra pusė į tai reaguoja, žinot, ar jinai jo gailė, ar jinai nori jam padėti, ar jinai vis dėlto jį mato kaip jau dagrėdą alkoholiką. Ne? Ir prisiminiau dabar, bekalbant dar vieną tokį atvejį, tas yra tikrai labai sudėtingas, labai sunkus buvo.
irgi įdomiausias, bet kad vyras kreipėsi. Vyras irgi kreipėsi į mane ir aš visada pradžiai paklausiu, kur jūs radot informaciją apie mus, ar kas jūs rekomendavo, ar jūs pats tiesiog, nes tai labai svarbu man, dėl to, kad aš tada jau žinau žmogaus motivaciją. Jeigu jį nukreipė kažkas arba liepė ateiti žino, tai tada tos motivacijos nėra. Jeigu žmogus pats susirado informaciją, pats pasiskambino ir atėjo, rodo jo vidinę motivaciją, kad aš noriu keistis, noriu gal ar sumažinti vartojimą arba visai jo atsisakyti, jeigu kalbant apie priklausomybės. Jisai sako, man žmona liepė kreiptis, nes aš alkoholikas. Aha, sakau, žmona, gerai. Nu ir mes ten su juo irgi atlikom tą pirminį vertinimą, kalbam. Ir įvyko taip, kad reiškia gal kokio 3 konsultacijų, aš dabar nepamenu, lyg tai 3 mes paliečiam ir šeimos narius, ne? Nes ten yra tokie klausimai, kad ką aš gaunu vartodamas, ką aš prarandu vartodamas, tai tada jie dažnai visi sako, kad ką gauna, tai atsipalaidavimą, vienas iš tų, ką vyrai gauna, bet šiaip ir moterų yra dalis, tai vyrai gauna atsipalaidavimą arba problemų paviršimą. Ką jie praranda, tai dažnai vat ir rašo, kad ten, daleiskim, šiltus santykius su antra pusė, su žmona, ne, kad pinigus praranda, nes pravartoja, kad kai kurie darbą praradę, kai kurie ten gal vairuoto teisės praradę, nu daug dalykų būna įvairių. Pasitikėjimą, aišku, savivertė krenta. Ir mes, kai palietėm šeimą, jisai sako, bet žinokit, mano žmona nėra irgi abstinentė, jinai sako, irgi išgerinėja. Ok, ir mes, kai su juo atlikom tą pirminį vertinimą, jau pirmoji konsultacijoje, jisai pasakė, kad aš kasdien išgeriu po 2-3 karbonkės alaus. Ne? Ir aš paskaičiau per savaitę, kad per 5 darbo dienas jis išgeria 10 tų skarbonkių alaus. O sako, mano žmona, jinai nevartoja, reiškiasi, darbo dienom, bet jinai penktadienį visada parsineša brendžio butelį. Ir aš taip klausau jo ir sakau, sako, bet jinai, žinokit, kaip sakyti, ne iš karto tą padaro, bet sako, jinai pasidaro kokteilius ir jinai, sako, ten daro valgyti, tvarko kambarius, žinoti, žiūro savo laidas kažkokias ir po truputį ten kokteiliuojasi. Tada, sako, šeštadienį vėl tvarkosi kambarius, žiūro mėgstamas laidas, serialus ir, sako, šeštadienį vėl kokteiliuojasi, sekmadienį, sako, ne, jau atsigaudinėja, nes jau pirmadienį darbą. Ir suprantat, paskaičiau, kad per tą savaitę vyras išgeria kaip ir 10 skarbonkių alaus, bet tai yra 5 laipsniai. Moteris išgeria butelį vieną per 2 vakarus, kur yra 40 laipsnių. Tai aš paskaičiau, kad jinai yra daug daugiau suvartojanti alkoholinių vienetų negu tas vyras. Bet jinai vyrą atsiuntė, nes jisai yra alkoholikas. Ir suprantat, kaip įdomi yra ir ten paskui įvyko pas juos namuose, ten irgi tokia situacija, ten buvo, aišku, buvo ir smurtas, ir jisai man rodės labai daug video visokių, kaip, pavyzdžiui, paauglė dukra prifotkinus ir prifilmavus tėčių ir atsiuntus, kai mama jau antiek yra neblaivi, kad jinai išėjęs iš tualeto nukrenta kalidorių ir į kambarį nenuveina, bet sako, aš lankius ir tas vyras lankėsi ilgą laiką pas mane, suprantat, aišku, pas juos paskui skyrybos įvyko. Bet kiti specialistai net tos moters ir nenukreipė pas priklausomybių konsultantą, nes ir jinai turėjo problemą. Tai suprantat, toks stereotipas dar irgi yra, kad, vyrai dauguma yra alkoholikai, o moterys tai tik tai šonė lieka. Tai ką norėjau tuo pasakyti, kad, pavyzdžiui, man jau dirbant jau 9 metai, nesu priklausomybėm kokie 7, tai parodė taip, kad vis dėlto, čia įdynai, ką norėčiau pasakyti, kad vartojančių žmonių, nesvarbu, ar ten rizikingai, ar žalingai, ar jau turintys priklausomybę, tai galėčiau sakyti, kokie 50 yra tų. Nes kadangi dar dirbu su paaugliais, tai jeigu paauglius atskirai atskirt, tai kokie 40% vyrų vartojančių, 40% moterų ir 20% paauglių, kurie į mane kreipiasi dėl alkoholio arba kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo. Aš čia nesakau visos statistikos, kad tiek yra vartojančių, bet tie, kurie į mane kreipiasi. O pradžiai, kad aš pradėjau dirbti ir vykdyti šitą veiklą, tai praktiškai buvo 80% vyrų vartojančių ir kokie 15% tik tai moterų ir 5% paauglių. Tai iš tikrųjų kas metai ta statistika labai keičiasi ir su smurtu, žinokit, keičiasi labai. Pavyzdžiui, pripažįstu, tai policijos statistikos duomenimis, pavyzdžiui, fizinį smurtą daugiau dar atlieka, reiškiasi, vyrai, kurie smurtauja. Bet mano praktika parodė, kad, pavyzdžiui, tie vyrai, kurie mane kreipiasi,
tai jie vienareikšmiškai visi iki 100% patyrė psichologinį smurtą. Suprantat? Jeigu taip žiūrint, jie irgi patyrė smurtą. Fizinį smurtą yra irgi nemaža dalis patyrusių vyrų. Vat prieš porą metų įsigaliojo tokis įstatymas smurto orderio. Tai man net iš moterų krizių centro skambino kolegė ir sako, Virginijau, per 4 mėnesius, čia mūsų tik tai tam mieste, rajone, per 4 mėnesius 15 moterų išduoti smurto orderį, kurios smurtavo ir kurios jau negali ten 15 parų pareiti namo. Ir dabar, jeigu pažiūrės, kodėl taip vyksta, kad aš sakau dėl to, kad jeigu vyrai dar nebūtų pas juos tas stereotipas, žinot, stigmatizacija, kad ir jisai vyras gali išdrįsta kreiptis, tai sakyčiau, kad smurtą patiria irgi vienodai. Bet vyrai nesikreipia dėl fizinio smurto ir nekviečia policijos ir nerašo pareiškimų ir niekam nesiskundžia, kad jie patyrė fizinį smurtą. Bet jūs žinokit, vis kuo toliau, tuo labiau daugėja. Ir kartais aš tokių atvejų turiu, kad kartais nesupranti, kodėl va taip yra ir bandai su tais vyrais kalbėti, bet čia va yra ta, žinot, tokia stigmatizacija, kad aš esu vyras, man gėda. Ait kažkur skūsti. Aš šiek tiek iš savo tos pusės pasakysiu ir tu čia gal kaip patvirtinsi, ar negali būti, kad tai iš kartos į kartą eina, kad tai eina labai ilgas procesas grįžtant į tėvus, į senelius ir prosenelius. Taip. Nes kodėl sakau, nes aš irgi žmogus gyvenu ir matau ir turiu aplinkoje, kur tai vyksta. Ir kai tu pastudijuoji žmonių šaknis, galima pamatyti va ten tokius ilgus ir gerai, jeigu žmogus atsibūsta, kaip ir pats ar ne, imasi veiksmo, kūrė, daro, siekia savo malonumo gyvenimo ir lygiai taip pat iš alkoholizmo arba ten iš dar kažkokios. Bet jeigu žmogus nedaro, jis ką daro, jis viską perduoda kitoms kartoms, tai reiškia į priekį. Ar va šitą irgi momentą jūs užfiksuojat, ar ten irgi yra kažkokių, nežinau, klausimų atsakymų, kad galima pamatyti, ar tai yra grandinė, kuri tęsiasi iš praeities? Tikrai taip, Jurgita, pritariu 100%, dėl to, kad kažkurį momentą man teko pačiam važinėti į šeimas ir konsultuoti šeimas, tėvus. Tai mes, kai darydavom klausimynus, tuos atlikdavom, tai iš tikrųjų tas, kai tu atvažiuoji į šeimą ir pradedi klausinėti, kaip, pavyzdžiui, moteryje, nes konsultacijos būdavo ir kartu, bet būdavo ir atskirai. Tai kai pradėdavai klausinėti moterį, pavyzdžiui, kodėl jinai gyvena su tuo vyru vartojančiu arba smurtaujančiu, ir kaip tu prieini prie jos vaikystės, jinai tągi viską matė. Jinai matė, kai tėtis mušė mamą, broliai gal gėrė irgi mušė ir ją ten, ir mamą gal, ir jinai pasąmoningai paskui pritraukė tuos vyrus tokius, žinot. Pritraukė tą vyrą vartojantį, jeigu, sako, pritraukė vartojantį, neiškintė, įsiskyrė, susiranda antrą, susilaukė vaikų, tas pasirodo už smurtautojas, tai kaip sako, tokia, žinot, iš pasakos, tokia patarlė, bėgo nuo vilko, užbėgo ant meškos. Tai būna šitų atvejų tikrai nemažai ir aišku, vyrai lygiai taip pačiai, kurie gyveno toj šeimoje ir matė, kad tėtis mušė mamą ir jisai ten pareidavo išgėręs, supranta, susiformavo tas modulis tokis, kur jisai paskui irgi suaugęs, jisai pradeda vartoti, jisai lyg tai gal gali būti ir mažiau gal vartojantis negu jo tėtis, bet jisai jau tą modelį išmokęs ir atrodė jam kaip norma, jis tą patį atlieka savo šeimoje, suprantat, ir tikrai eina iš kartos į kartą. Kartais net būna, kad, pavyzdžiui, kai pakalbini tuos žmonės po konsultacijų metu išryškėja ten tiek pas vyrą, tiek pas moterį, kad gali būti, kad, pavyzdžiui, jos tėtis negėrė, bet mama vartojo. Arba, pavyzdžiui, senelis gėrė labai, ir mušė močiutę. Tai ir paskui atsiduoda taip, kad jinai susiranda, sakau, tokį partnerį. Įvairiai būna, bet čia, žinot, tokie yra du keliai. Tie žmonės, dauguma, kurie augia disfunkciniai šeimoje, reiškia, kur vienas iš tėvų vartoja arba abu būdu, tai yra tik du tokie keliai. Arba jis visai nevartoja, arba jisai pats tą daro, arba pritraukia tokį partnerį. Tai neslėpsiu, ir aš užaugęs disfunkciniai šeimoje, kur tėtis, jų amžinatelis irgi buvo vartojantis, sirgo tą ligą, tai aš pats dabar tą darbą dirbu, aš taip pats irgi visiškai nieko nevartoju, bet aš pats tą darbą dirbu, žinot, ir dėl to turbūt kartais susividė, kodėl aš tokį darbą dirbu, kodėl su tom priklausomybėm, bet matyti, tie momentas, kad
atidirbau, kaip sako, atidirbau tą laiką ir jau galvoju, kad jau reikia priklausomybės pastumti į šoną, nes yra ir kitų situacijų, ne kuriom aš norėčiau dirbti. Tai vat, iki to laiko daug metų ir aš dirbau, nes man buvo irgi labai ir, kaip sakyti, norėjau sužinoti apie tą priklausomybę, kas čia kur susiję, kas čia kokia karta iš kartos eina, tu ten daraisi visokias analizės ir tu susivedė, kad vis dėlto savo aplinkoj turi ir rodo, pavyzdžiui, mano praktika apskritai, kad turbūt mes kiekvienoj šeimoj, kiekvienas, ar šeimoj, ar giminiai, ar drauguose, ar koleguose, turim tokį žmogų. Vartojantį žmogų mes praktiškai visi turim. Ir kas įdomiausia, kad vartojantis žmogus priklausomas, tai reiškia, aplink jį yra taip paskaičiuota, kad sukasi 7 žmonės, kurie kenčia nuo jo priklausomybės. Tai paskaičiuota taip, kad reiškia antra pusėnė, dabar neįvardint lyties, bet antra pusėnė, kuri kenčia nuo ten sutuoktinio arba sutuoktinės vartojimo, vaikai 2 ir to vartojančio tėvai ir antros pusės tėvai. Tai yra 7 žmonės, kurie tam rate yra, žinot, su priklausomybė susiję. Ir jie visi kenčia, jie visi pergyvena. Jie visi tokie irgi yra, kad dažnai moterys, kurios gyvena su sutuoktiniu vartojančiu, tai ir gėdos jausmas būna, ir kaltė, žinot, ir nenori kažkam sakyti, kad čia mano to antra pusė taip geria, ne? Nes tikrai gėda jaučia tokia, žinot, ir kartais net maskuoja, kartais net gina būna tokių dalykų. Bet yra ir tokių atvejų, kad jos toleruoja tą dalyką. Pripranta prie to, žinot, vartojančio žmogaus, įsisuka į tą ratą ir tikrai matęs ne kartą, pavyzdžiui, kaip ir savo klienčių, kurios kreipiasi dėl savo vyro vartojančio arba sūnaus, tu kartais gyvisiegi, tas miestas nėra didelis, susitinki kažkur prekybos centre ir tu ne pas vieną esu matęs kažkiekėlį, tam vadinama mane, kad nupirkta to plėškutė jau ir neša jau vyrą, arba laus 4 gramų, man kartais tai būna keista, moteris atėjus prie kasos, butelis kokius baltos, 4 karbonkės alaus, sūrio ten dešos, tai reiškia maisto mažiau negu alkoholio. Ir jinai tysė namo vyrui. Aišku, jinai tysė gali iš baimės, gali jai liepė tą daryti, žinot, bet yra tas, kad toleruoja patys tie žmonės tą vartojimą, žinot. Tai ir tada tam žmogui ir sunku išeiti, bet čia aišku ir kiti niuansai yra. Gali būti, kad gal finansiškai priklausoma ta moteris nuo to vyro, ne? Jinai gal niekur nedirba, jisai dirba, jisai geria, jisai diktuoja sąlygas, jisai duoda pinigų, ne? Bet eik į parduotuvę, bet žinai, kad turi parneštą ir aną. Tai čia žinot, įsisuka labai daug žmonių. O gal turit sėkmingą istoriją savo kliento, kai jam pavyko atsisakyti visų priklausomybių ir, nežinau, arba naują šeimą sukurti sėkmingą, arba esamą šeimoje pataisyti santykius? Gal turit sėkmingą istoriją, įkvepiančią, kad tikrai galima išeiti? Jo, tikrai yra jų ir ne viena ta sėkminga istorija ir apie tą atvejį, kur pasakau antrą, kur vyrą atsiuntė žmona, nes jis alkoholikas, nors jinai pati vartojanti buvo, tai jie, aišku, vyrai įsiskyrė, jisai sėkmingai gyvena atskirai, turi draugę, jisai išėjęs iš to, jisai sako, Virginijau, tu jūs neįsivaizduojat, kaip aš dabar gyvenu, jis ten net ir šokius lanko, įsivaizduojat, jisai, vyras jau apie 50 metų, bet jis tikrai štai nemačiau jo, kad jisai būtų tas labai toks jau žalingai vartojantis, bet esmė tame, kad sėkminga jo istorija tikrai yra, kad jisai atsistojo ant kojų po skyrybų, išgyveno, bet sakau, jis ilgą laiką pas mane lankėsi reguliariai, kas savaitę ateidavo ir, kaip sakau, prasiventiliuodavo, įsikalbėdavo, nes jisai sako, aš net su draugais to nedarydavau, nes, kažkaip suprantat, kalbėti draugam atvirauti irgi nėra tas, tai vat jo sėkminga istorija tikrai, kad jis iš to išėjo, yra ir kitų istorijų, pavyzdžiui, kur turės, nes čia kada, man atrodo, mūsų vietiniai žurnalistai straipsnį buvo išleidę apie mano vieną klientą, kur tikrai aš juo labai didžiavausi ir dėl to, kad jis irgi atėjo su žmona, bet suprantat, kas įdomiai, jisai iš tų vyrų, galbūt irgi tas tokis man istorija jo sėkminga yra ir labai patiko ir labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi aš juo pačiu, kad jisai, suprantat, jam suveikė kreiptis pagalbos dėl jo vartojimo, nes žmona pareiškė kaip ir ultimatumą, nes jinai skirsis. Sako, viską žinok, aš su tavim negyvensiu. Ir, pavyzdžiui, lyginant su kitom patirtim, tai žinot, ten vyram jau sako, kai kartais tas moteris paklausiu, tai sako, jau 10 ar 15 metų aš tai jam sakau, žinot, kad skirsiuosi, čia neina vyrui, o čia išeina, žinot. Nes jisai netiki, kad jinai tą padarys. Kur tu išeisi čia, ne? Ir dažnai moterys irgi tokios neryžtingos, sako, bet jos veiksmo nesiima, gal tik tai gąsdina.
Bet va tam vyrui tai suveikia. Ir jisai sako, jis atės su žmona į konsultaciją pirmą. Ir aš ten jisai kalbėjo, atviravo ir žmona kartu sėdėjo, aš jos klausiu, sakau, gal jūs kažką galite pasakyti? Sako, nu žiūrėkit. Aš jau jam buvau sakęs ne kartą, bet šitas atvejis jau yra paskutinis. Tiesiog aš pavargau. Ir tegul jisai neždinis iš mano namų. Ir man suprantat, kodėl tai patiko ir suveikė, kad vyrui palietė giliai tas dalykas, jis nenorėjo prarasti šeimos, bet tai parodė kartu, kad jisai turi jausmus tai žmonai, ne? Kad tai yra ta meilė dar vadinama, nors jie jau gal 15 metų kartu, čia po 15 metų gal meilės ir nelabai būna likę, bet žinot, bet esmė tame, kad jam tas suveikė ir jisai sako, aš norėjau tą šeimą įsaugoti. Ir jisai pas mane lankėsi, bijau sumeluoti, bet apie 4 mėnesius kiekvieną savaitę jis atvažiuodavo prieš darbą, iš pačio ryto, konsultaciją valandą ir sėkmingai paskui nevartojo, nežinau kiek kokie metai, gal 1,5 metų, tai tikrai žinau ir jisai kaip džiaugiasi, jis man būdavo vis parašo, ačiū Virginijau, kaip faina, ir jo žmona buvo parašius, sako, visiškai kitas žmogus. Bet kas tas yra, kad jam pirmą šeima buvo svarbi, bet antra, kad jisai išdrįso kreiptis tos pagalbos. Jisai nepabijojo, jam nebuvo gėda kreiptis, jisai tvirai apie tai kalbėjo. Ir tai rodo, kad žmogus yra motyvacija. Tai aš sakau, labai jau džiaugiuosi, nes tikrai perlikti per save ir įrodyti tą, tai yra labai sunku. Ir aš dažnai, pavyzdžiui, kai sulaukiu iš artimųjų, kurie kreipiasi žmonos, mamos, tai jos registruoja tos vyrus, bet aš sakau, žiūrėkit, jeigu jisai nori pats kažkiek, tegul pats pasiskambina. Ir kai žmogus, žinot, pats pasiskambina, sutari laiką ir jisai ateina pas tave, tai aš visada šitiems sakau žmonėm, sakau, tikrai aš tau nuoširdžiai dėkoju, kad tu išdrįsai paskambyti, kad tu išdrįsai ir sakau, kad antrą dalyką padaryti, kad tu dar atėjai. Tai yra pagirtina ir žinot, tas žmogus, kai gauna tokį palaikymą, bet nenuvertinimą, kad jisai toks yra noks, nes dažnai šeimos narių jie būna nuvertinti. Tu alkoholikas, tu toks anoks, toks, ne? Jisai tik turi tuos epitetus, jisai neturi to gražaus žodžio, kad, tau pavyko ten, nežinau, spintelę pakabinti. Tegul būna mažas dalykas, ne? Ir tie dalykai, kurie jis padaro, kuris sugeba ateiti, tai rodo irgi ir motyvaciją kartu ir jo keitimasi. Ir jeigu dar grįžtant prie tų apskritai vyrų, kad kas vyram labai svarbu, tai žinokit, aš pats savaitgalį buvau susitikime, tokiam turėjau ten su kitais vyrų krizių centrais, tokį ir kaip psichoterapinį seansą ir mes kalbėjomės, kad vis dėlto ir aš vesdamas grupės savipagalbos vyrams. Tai vienas iš pagrindinių dalykų, ko vyrui reikia iš moters, pirmas tokis, kad jinai palaikytų jo veiklą arba darbą, tai ką jis daro, kad jis būtų įvertintas. Nesvarbu, kas jis yra, santechnikas, vairuotojas, bet kad būtų įvertintas. Lygiai taip pačiai, kai moteris nori išgirsti to dėmesio, ne komplimentą. Gerai, nesugebi kasdien nors į savaitę kartą pasaky komplimentą arba kažkokį, žinot, bet moteriai reikia iš to žodiškai, bet ir vyrui to labai reikia, kad jis būtų įvertintas. Aišku, aš nesakau, kad būna, kad tų vyrų, kad žinot, jam moteris reikalinga ta, kad jinai būtų namuose šeimininkė, padaryta valgyti, sutvarkyta, apskalbtas ir jisai patenkintas tuo, ne? Bet šiaip labai svarbu, kad jis būtų įvertintas ir tai, ką jis daro. Jeigu vyro neįvertina ir ne žmona jo darbo, jo pastangų, bet gali jinai atlikti visas funkcijas geras, skaniai valgyti daryti, kambarius gražiai tvarkyti, prižiūrėti vaikus, intymų santykiai būti geri, nebus tas, žinokit. Ir dažnai, pavyzdžiui, kai sako, vyrai eina į kairę, tai reikia paieškoti priežastys dėl ko. Ir daug yra ir tokių kaip ir tyrimėlių atlikta, ir mes per savipagalbos grupės kartais įsiaiškiname, kad tai yra tik tai mechaninis tokis, fizinis mechaninis dalykas vyrui, nuveikti į kairę. Bet vyrai kartais eina ne dėl to, kad išduot moterį, o dėl to, kad jie ten kažkur tai jaučiasi saugus ir išklausyti ir suprasti. Jam tiesiog reikia atviro nuoširdaus pokalbio. Ir jisai gali susirasti, nebūtinai gal tarp tos moters ir bus kažkas su jie ten intymų santykiai, bet jis gali, kaip moteris sako, koketuoja arba filtruoja su ta moterim, dėl to, kad jis jaučiasi išklausytas ir suprastas arba jo veikla ta tenkinasi, kaip sakyti, jį geria už tai, ne? Kolega irgi sako,
ten darbe kalbėjau su moterim mane, kuri džiaugiasi tai, ką aš darau taip ir taip, o mano žmona nesupranta, jinai apie mano veiklą visiškai sako nieko. Jinai sako, aš kažką pradedu kalbėti, eiktų su savo čia šitom nesąmonėm, sako, baisus čia, sako, jau protinguolis. Nes jinai dirba tiesiog paprastą darbą, ten, nežinau, kažkokia kasininkė, valytoja, suprantat, jinai taip nežiūro gėlėje, ne? Tai va, tai vyrui labai svarbu palaikyti, kad jo antra pusė palaikytų. Ir aš jau 3 metai vedu vyrų savipagalbos grupės, tai viskas kartą įsikeliam kažkokią temą. Tai mes kartą įsikeliam temą santykiai su antra pusė ir čia net ant lentos esu pasirašęs, kad ko iš santykių noriu. Tai visi, žinokit, vyrai vienareikšmiškai pasakė, kad pasirašęs, kad mažiau burbuliavimo, mažiau planuotų už mane. Ir jeigu moteris nekalbadienius daro, kad tyli, tai sako labiausiai nervina ten, pavyzdžiui, nekalba dieną, 2-3 dienas savaitę. Tai to burbuliavimo, kaip aš sakiau, kad kai kurie sako lesa smegenis, kad neburbuliuotų. Bet suprantat, iš prigimties žiūrint, moteris tai yra ta asmenybė, kur jinai nori įsikalbėti. Gal kartais jinai grįžta iš darbo ir nori su vyru tiesiog įsiburbuliuoti, įsikalbėti, bet nereikia iš vyro kažkokio atsakymą, tiesiog įsimintiliuoti reikia. O vyrai visada, tai tu daryk taip, tai to taip, iš karto jie duoda patarimus tokius, ne? Tai bet jie kartu ir nenori to burbuliavimo, jie nori, kaip ir minėjau pradžiai, pareiti namo, atsisėst ir jie nori būti toj saugioj aplinkoj. Tiesiog būt su savo antra pusė ir kad jinai ten neburbuliuotų, nešnekėtų, tiesiog leistų laiką dviese. Ir va tas laiko dviese, kodėl paminėjau, dėl to, kad čia buvau pasirašęs, ko vyrai nori mažiau, ko vyrai nori daugiau, tai visi vienareikšmiškai rašė laiko dviese, įsivaizduoja? Tai, ką daugelis moterų ištransliuoja, bet vyrai tą patį transliuoja, kad norim laiko dviese. Ne su vaikais, ne su uošviais, ne su anytom, ne su švogeriais ten ar dar kažkuo. Dviese laiko išeit pasivaikščiot, nuvažiuot kavos atsigert, nuveiti į kiną, dviese namuose pabūti. Tai man tai buvo irgi, žinot, atvėrė akis tokias, kad vyram pasirodo santykiai svarbus yra ir labai. Ir dar vienas tokias svarbus dalykas, ką norėjau paminėti apie tuos vyrų išgyvenimus, kad aš pats, kada rašiau magistrinį darbą, socialinio darbo, mano buvo tema iš mano srities, tai socialinė pagalba vyrams išgyvenanties skyrybas. Ir mano tyrimas parodė ir praktika parodė iš šitų visų metų, kad vyrai skyrybas išgyvena apie 2-3 kartus sunkiau negu moterys. Kodėl gal paaiškint gali, kuo jie fiziškai, psichologiškai kažkaip, nes tikrai nežinau, negaliu. Taip, psichologiškai. Nes kaip čia pavadint gražiai, kad neįžeist, ta prasme, kaip čia įvardint. Jo. Jaunesni gal netgi, sakyčiau. Jo, emociškai, psichologiškai, vis dėlto lyginant vyrus ir moteris, kad moterys yra pasirodo psichologiškai stipresnės negu vyrai. Vyrai fiziškai yra stipresnė, ne? Dėl to jie tą agresiją ir smurtą naudoja. Bet psichologiškai moterys stipresnės ir paaiškysiu, kodėl čia irgi su mano kartu ir asmeninė istorija tokia yra, bet kaip mes žinom, dėl to, kad dažnai, kaip ir minėjau pradžioje, kad po skyrybų dažnai vaikai lieka su moterim. Ir suprantat, moteris, jinai kaip ir turi dėl ko gyventi, turi dėl ko stengtis, ne? Ir moterys linkusios įsikalbėti, joms, kaip ir minėjau, negėda įsiverkti, nesutikus draugę, kaimynę, bendradarbę, paskambėti ir sakyti, žiūrėk, aš sunkiai miegojau, labai pergyvenau, ten neužmigau, neverkiau. Tai jos tuos dalykus savo emocinius, ką viduje laiko, jos ištransliuoja į išorę. O vyrai, jie kaupia savį, jie kaupia, niekam nesako. Ir vat, pavyzdžiui, per savipagalbos grupės yra tie vyrai, kur išgyveno skyrybas, jie sako, Virginijau, aš net savo broliui ir net savo geriausiam draugam savo emocijų nepasakoju, nes tai yra nevyriška ir gėda. Nes dažnai būna ir tie draugai, bet jie sako, tai ką tu ne vyras, su boba nesusitvarkai, ko tu čia žliumbi, kas tau čia yra, sako, eina ten, kur nori. Suprantat, ir vyrai užsidaro savį ir jie nepasakoja niekam šitų dalykų, bet jisai labai emociškai pergyvena, jisai jam sunku tą ir jisai tą savo sunkumą emocinį, jisai ką daro, jisai įnyksta į vartojimą, ne? Tada užsidaro savį, atsiranda depresija ir atsiranda suicidiniai tada dalykai, suprantat?
nes jisai emociškai neperneša šitų dalykų. Dėl to ir sakau, kad statistika tai baisiai yra. Vartojančių, nusižudžiusių daugiau yra vyrų. Nes tai jie, reiškiasi, reikalinga vyrams irgi įsikalbėti ir įsiventiliuoti. Dėl to aš tas vyrų savipagalbos grupės ir kūriau po truputį, kad 3 savivaldybėse vedžiau ir labai faina, kad tų vyrų vis daugėja ir dabar ta informacija vis vaikšto ir parašo vieną kartą iš vis įdomiausia buvo, kad moteris man neseniai paskambino, sako, mano vyrą užrašykite į vyrų savipagalbos grupę, tai sakau, jūs čia norite, ar vyras nori? Sako, ne, jisai nori irgi. Tai čia yra ta vieta, kad vyrai ateina ir mano užduotis kaip mentoriaus, gal koordinatoriaus tos grupės, nes aš irgi tame dalyvaunu, aš nesu tas, kur aiškina labai, bet kažkiek tik tai įvedu į tą procesą. Tai mūsų būna susirinkus tokie 3 kertiniai klausimai. Kaip aš šiandien jaučiuosi? Turiu tą jausmų, didelį ratą ir tada vyras turi išsirinkti tą jausmą kažkokį ir pasakyti, dėl ko jis taip jaučiasi. Ar jis patenkintas, ar jis pasitikintis, ar jis liūdnas, ar jis piktas. Tai žinokit, įdomi buvo, pavyzdžiui, kai kurie pirmą kartą atėjo, tai jie dar tų emocijų vyrai net pažįsta savo ir nemoka net išreikšti. Tai visada sakydavo, gerai jaučiuosi. Sakau, nėra tokio jausmo gerai. Sakau, ratas ir dabar įsirink. Ir žinokit, po truputį atėjo taip, kad aš buvau net pats nustebęs, kad vyrai tiek įsakydavo jausmų, kad pavyzdžiui, būna, kad ten kokis pasako, esu pažeistas, arba ten įsiutęs, bet kartu esu ir pasitikintis. Reiškia, tos priešingai toks kaip yra negatyvi emocija ir teigiama tokia, Viena kita kaip ir prieštrauda, bet kartu ir siejasi. Ir jie pradėjo įsakyti savo emocijas ir po 3, po 4 net būna, kaip ateina, kaip atsiveria, kai pradeda pasako, dėl ko jis taip jautėsi ir ką tu su tuo darei tada, ne, kaip. Tai mano užduotis yra, kad vyrai kalbėtų apie savo emocijas, kad vyrai jas mokėtų atpažinti, kad mokėtų išreikšti, o tikslas yra tas, kad tada mažiau užsidarytų savyje, ir mažiau ir būtų to, kaip sakyt, ir gal vartojimo. Nes, pavyzdžiui, mano grupė yra buvęs ne vienas vyras, kur nei aš jo verčiau, nei aš jį konsultavau dėl priklausomybių, bet jis lankydamas grupę pats nustojo vartoti. Nes kiekvieną penktadienį ateidavo į tą grupę. Kiekvieną penktadienį, sako, man penktadienis būdavo, kad aš jau namo parsinešu pusę kuprinės gėrimų. O sako, dabar einu į vyrų savipagalbos grupę. Ir man taip faina, aš paskui gal po pusę metų nuvažiavau pas jį į svečius, pasikvietė jo žmonos, sakau, kaip, ar kaip esi patenkintas šiuo metu vyrų, sako, žinok, visiškai kitas žmogus, nes sako, aš jau buvau prie nutraukimo santykių. Tai suprantat, tas vyrų įsikalbėjimas sumažina net ir vartojimą ir padidina tą, kad jie moka išreikšti emocijas, įsikalbėti, kas jiems svarbu, ir jie jaučiasi tada saugus ir išklausyti, kur namuose jų nieks neišklauso. Tai čia nuveda į tuos tokius, dalykus, kad reikia daugiau skleisti, kad vyrai daugiau kalbėtų apie tai ir kad vyram nebūtų gėda kreiptis tos pagalbos ir manau, kad jūs psichologiškai stipri. Dėl to ir sakau, kad moterys yra daug stipresnės psichologiškai negu vyrai. Tai Virginijau, gera klausytis ir iš tikrųjų tikrai man turbūt paantrins ir žiūrovai, kurie žiūrės, kad iš tikrųjų pats praėjęs kelią atsistojai, kadangi aš esu numerologė, taip drįsčiau gal netgi sakyti, kad per savo patirtį atsistojai savo sielos kelią ir gali pasitarnauti žmogaus gerovį, nes iš tikrųjų man iškart toks jausmas ateina, kad tu tikrai esi toje vietoje ir savo gyvenimo patirtimi, savo praėjimu, savo gan nelengva patirtimi, pamokomis, išmoktomis gali įkvėpti kitus vyrus, ar ne, siekti jiems užsibrėžtų tikslų. Ir aš gal tik pridėsiu vieną tokį momentą, kad kadangi irgi gyvenimas privertė irgi iš dugno pakilti ir ieškoti savęs, o svarbiausia pažinti, kas mes esam, ko mūsų niekada nieks nemokė, kažkas nuteikė, įsakė, tu toks, tu turi būti ten ir ten, o dabar turbūt yra tas mūsų amžius, tai yra tas laikotarpis visatoj, žemėje, kai mes turim pažinti save. Ir tas atėjimas dugno taško, aš gal nedrįščiau taip sakyti, žmonių situacijų labai sudėtingų, tai rodo, kad reikia gyventi kitaip, reikia ieškoti įrankių, ieškoti štai tokių žmonių arba kitų, kurie gali padėti ir parodyti, nukreipti ir pamatyti pasaulį gražesnį. Ir iš tikrųjų iš viso širdies linkiu, kad
ir vyrai, ir moterys būtų laimingos. Ir iš tikrųjų, man atrodo, ir moterys, ir vyrai, tiek vieni, tiek kiti esam jautrus, vieni gal mažiau, kiti daugiau ir vienu ar kitu būdu išgyvenam, nes turime, kaip aš mėgstu sakyti, irgi sielą patirtis praeit, išmokt, atsistoti ir eiti. Arba, kaip sakant, na, jeigu neišmoksim šitam gyvenime, mokytis kitame gyvenime ir vėl. Truputį gal aukšto materijom, bet manau, jau tu supratai, ką aš norėjau pasakyti ir žiūrovai, kurie mane seka, irgi suprato apie ką. Pabaigai artėjant, aš norėčiau tavęs paklausti, kadangi mano svečiai, viešnios turi ir dovanas kažkokias palikusias. Gal ir tu turi kažkokią dovaną mūsų žiūrovui, ar ne? Tai vat pasidalink, kągi tu esi paruošęs. Tai nežinau, kiek ta dovana vertinga, bet turbūt kai kuriems žmonėms gal... dovanas. Jo, vertingumas, tas kaip mes čia kiekvienas vertim kitaip, tai gal tokia dovanėlė būtų net gal turbūt ir kelios, kad tas, kas žiūrėjo ar klausė ir ar susiduria su savo kažkokia situacija sunkia, ar savo artimojo, ne, arba antros pusės, tai mano dovanėlė būtų tikrai suteikti tam žmogui, nesvarbu, tai būtų vyras ar moteris, suteikti tą konsultaciją nemokamą ir gyvą ar nuotolinę. Ir tiesiog gal gali ir abudu ateita, ne, sutuoktiniai ir apie tai pasigėl. Svarbu, kad jie norėtų. Tai mano dovanėlė būtų jiems nemokama konsultacija. Super, labai gera dovana. Aš tai visada sakau, visos dovanos yra labai vertingos ir tik čia vienas, kas reikia jas pasiimti, jeigu jos reikalingos šitame gyvenimo etape, nes mano kalbintojai visi pašnekovai skiria skirtingas. Tai va šį kartą labai irgi unikali, išskirtinė. Dar tikrai mes neturėjom tokios dovanos, tai tikrai visiems, kas žiūrite arba rekomenduosite savo draugui, draugiai arba šeimai, pažįstamai, kuriai yra tikrai problemos, peržiūrėti šį nuostabų mūsų įrašą ir parodyti, kad iš tikrųjų galima gyvenime pasiekti pokyčius. Aišku, visada mums reikia specialistų. Aš tą kaip istoriją mėgstu pati sakyti, na, kaip nemokančiam vairuoti automobilio atsisėsti ir pradėti važiuoti. Neįmanoma misija be instruktorio. Tai ir gyvenime reikia vedlio, mokytojo, nežinau, kaip be pavadinsim, ar ne, mentoriaus, kuris galėtų jums ir parodyti tą kelią, kaip galima visą tai praeiti. Žinoma, vienam praeina lengviau, kitam galbūt sudėtingiau, vienas labai greit, kitas labai ilgai, bet tikrai galiu teikti, kad tik tai darant veiksmus galimi ir geri rezultatai. Tai labai labai tau širdingai dėkoju, o visiems žiūrovams po mūsų pokalbio jūs rasite kontaktus, kur galėsite susisiekti su Virginija. Ir užbaigiant mūsų šį nuostabų pokalbį, kogi palinkėsi mūsų žiūrovui, Virginijau? Palinkėsiu turbūt, kad nesvarbu, kokioj situacijoje esate, bet reikia ieškoti arba pagalbos, arba to žmogaus, kuris galėtų jūs nukreipti kažkur ir nebijoti to daryti, nebijoti gyvenime pokyčių. Ir svarbiausia, tai manau, kad noras kažką keisti savo gyvenime ir tobulėti. O pats svarbiausias dalykas, tai kad daryti tai, kas tave džiugina ir motyvuoja. Kaip sako, dirbk mėgstamą darbą, tau dirbti nereikės. Tai noriu, kad kiekvienas atrastų savo mėgstamą darbą arba mėgstamą bent veiklą, kuri juos džiugintų visada, bet kokiu atveju. Taip, nuostabus palinkėjimas, o aš dar pridėsiu, kad mylėkite save, klausykite savo širdies balso. Ir jeigu jūs jį girdėsite ir darysite, ir nugalėsite visas baimės, tai žinokite, kad jūs ir tapsite savo gyvenimo kūrėjais. Tai ačiū visiems, kurie klausėte. Laukiam jūsų komentarų, pasidalinimų, laikų ir žinoma, sakau, iki kito karto susitiksim. Nežinau, kokį vėl naują nuostabų pašnekovą ar pašnekovę turėsiu, bet tikrai žinau, kad laukia jūsų dar įdomesni mūsų pokalbiai. Ačiū tau, Virginijau, sakau. Ačiū Jurgita ir ačiū žiūrovam. Ačiū, sėkmės visiems su meile. Šilti linkėjimai iš Alytaus. Ačiū tau, ačiū. Gražios tau dienos. Dėkoju, Jurgita.